Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikina Svenimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalino vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Antradienį iš Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkės buvo išbrauktas siūlymas naikinti aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui suteiktą valstybės vadovo statusą. Kaip jau buvo skelbta, siūlymą panaikinti prieš 3 metus Vytautui Landsbergiui suteiktą valstybės vadovo statusą šių metų vasarį įregistravo Seimo opozicinės Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Rimas Jonas Jankūnas. Pasak jo, valstybės vadovo statusą Vytautui Landsbergiui suteikęs įstatymas prieštarauja konstitucijai. Be to, anot Rimo Jankūno, jokiais teisės aktais neturėtų būti siekiama sukurti ar pakeisti praeities istorinių faktų. Elta primena, kad 2022 m. birželio mėnesį kadenciją baigęs parlamentas aukščiausiosios tarybos atkuriamo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui suteikė valstybės vadovo statusą. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis ir premjeras Gintautas Paluckas sako, nepritarantis siūlymui atšaukti praėjusios kadencijos Seimo priimtą įstatymą, kuriuo Vytautui Landsbergiui suteiktas valstybės vadovo statusas. Tuo metu koalicijai priklausančių Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis laikėsi kitos nuomonės ir tvirtino, kad tokį siūlymą palaikys visi partijos nariai. Visa Nemuno aušra balsuos už tai, kad žmogus, kuris nenusipelnė Lietuvoje būti vadinamas valstybės vadovu ir turėti prezidento statusą, būtų atimtas šitas statusas, nes jam ir nepriklauso pagal konstituciją ir pagal konstitucinio teismo išaiškinimą, sakė Remigijus Žemaitaitis. Kita naujiena. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė, kad Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodekso principus, skleisdamas melagingą informaciją, esą būsiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui Rusijos lyderis Vladimiras Putinas įteikė valstybinį apdovanojimą. Tiesa, nepaisant liberalo Armino Lydeko siūlymo, komisija Remigijus Žemaitaičio neįpareigos viešai atsiprašyti Gabrieliaus Landsbergio bei visuomenės. Etikos sargai šios idėjos nepalaikė, mat jų nuomonė Remigijus Žemaitaitis tokio įpareigojimo nevykdys. Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Lietuva uždraudė savo oro erdvę į Maskvą skristi Serbijos ir Slovakijos vadovams. Apie tai pranešė portalas 15min.lt. Esame labai susirūpinę ir labai rimtai traktuojame visų žmonių kelionės lėktuvu, o čia kalbame apie valstybių vadovus. Kas galėtų paneigti, kad esant tokiam ganėtinai aktyviam kibernetiniam fonui, kai toli gražu ne vienas lėktuvas patyrė kibernetinius trikdžius, kad kažkas neišnaudos to galimai provokacijai, sudarant problemų ir rizikų šių asmenų skrydžių per Lietuvos Respubliką. Trečiadienį naujienų portalui 15min teigė Gitanas Nausėda. Todėl atsižvelgdami į tai, kad mūsų žmonių ir visų keliaujančių per Lietuvos Respubliką, įskaitant ir valstybės vadovus, saugumas mums yra aukščiausias prioritetas, priėmė tokį sprendimą, sakė šalies vadovas. Anot BNS šaltinių Europos Sąjungai nepriklausančios Serbijos atveju reikalingas leidimas kirsti oro erdvę, kurio Lietuvos institucijos neišduoda. Tuo metu nariai Slovakijai, turinčiai metinį leidimą kirsti Lietuvos oro erdvę, atskiro leidimo nereikia, tačiau institucijos turi suderinti skrydžio planą ir kitas kelionės detalės, o to daryti neketina. Pirmadienį Lietuvoje pasklidus žiniai apie siūlymą pasienyje įrengti Vytauto didžiojo gynybos liniją, kritikos šiai idėjai negailėjo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Šis konservatorius išvadino nacistais, visgi netrukus aštrios kritikos sulaukė ir jis pats. Žodžių vatą neviniojo ir atlikėjas laidų vedėjas Marijonas Mikutavičius. Kaip skelbia Elta, siekiant užtikrinti didesnį valstybės pasirengimą galimoms grėsmėms pasienyje, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai siūlo įrengti Vytauto didžiojo vardu pavadintą gynybos liniją. Konservatorių teigimu, joje galėtų atsirasti priešpėstinės minas, prieštankinius griovius, mobilias šarvuotas grupės ir toliašaudę artileriją turinčios gynybinės linijos. Tokio plano įgyvendinimas kainuotų apie 1 milijardo eurų. Remigijus Žemaitaitis tokį planą savo Facebook paskyroje pakomentavo šitaip. Nacistai, murzininkai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai nestabdo. Pasirodo, kad dabar partijos Lietuvoje fortifikacijas braižys.
Gal mažiesiems hitlerininkams tikrai laikas užsukti pas specialistą Slušnį, kuris vaistų duos be recepto, o gal nacistai planuoja sukurti savo karinius būrius ir taip valstybei vadovauti, o gal čia valstybės paslapties viešinimas, gaila valstybės. Neilgai trukus socialiniuose tinkluose pasirodė ir Marijono Mikutavičiaus reakcija į Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus. Parašyčiau jam tiesiai, bet kadangi prelegentas rinkėjais blokuoja, tai rašau čia. Partinis Remigijus Žemaitaitis yra liūdnas, nervingas, spazmuotas ir patys matote, ką parašė. Be to, Jėzau Kristau, kaip palengvėjo. Vat įdomu, sutapimas ar nesutapimas, tačiau kai reikia ginti konservatorių idėjas, vis išlenda visokie dainininkai ar kitokie pramogų pasaulio atstovai ir taip atsitiktinai pareiškia savo nuomonę konservatoriams naudinga linkme. Ir tokie atsitiktinumai tęsiasi eilę metų. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.